Alytaus rajono savivaldybės taryba pirmoji Lietuvoje šiandien patvirtino programą, kuria remiantis neturtingi rajono žmonės turintys priklausomybę alkoholiui galės gydytis nemokamai. Čia labai taip įmantriai kalbam priklausomybė, bet iš tiesų tai yra alkoholizmas arba žmonės, ypatingai tie, kurie turi daug vaikų ir vartoja nesaikingai alkoholį. Tai yra didžiausia rykštė, tai yra atsiliepia augančiai generacijai, jų vaikams pagaliau, mums visai visuomenė negali nerūpėti. Mes turim didelį bendruomenių tinklą, mes iš tiesų turim socialinius darbuotojus, kitus žmonės, tiesiog geros valios žmonės, mes norėtume jungti į tokią bendrą talką, kaip pagerinti situaciją šitoj srity ir dėl to gimė tokia idėja tą įforminti kaip programą. Anot Alytaus rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėjos Daivos Žemaitaitytės, alkoholizmo problema rajone didelė, ypatingai situacija sudėtinga, kuomet stikliuko nevengia nepilnamečius vaikus auginantys tėvai. Galbūt tas darbas visą laiką yra dirbamas, tik jis nebuvo sukoncentruotas į programą. Ir, sakykime, buvo žmonių, kurie bandė gydytis nuo alkoholio savom lėšom. O kažkaip tik šiemet buvo pabandyta, reiškia, tie žmonės, kurie neturi už ką. Jie norėtų, jie sutiktų, jie pasiryžta, bet jie neturi už ką. Tai kaip tik šita programa ir numatys, kad tie, kurie turės norą, bet jiems bus už tą gydymą apmokėta. Beje, rajono vadovas prieš pusmetį asmeniškai apmokėjo vienos šeimos gydymą nuo alkoholio. Aš asmeniškai, skiriau prieš gerą pusmetį lėšas kodavimus į 2 asmenų. Rezultatas visai neblogas, 50% pasiteisino, lyg tai vyras baigė palūžti, atgal grįžti priprasto amato, o žmonai lyg tai pasisekė geriau. To labai džiaugiamės, gražinti tiems žmonėms vaikai, tai turim tokius pirmus daigus, tačiau suprantam, kad tai yra, kaip ir čia buvo klausimai, ar tai bus geras rezultatas. Aš tikiuosi labai, kad jisai bus, tačiau ar jis bus labai geras, nedrįščiau to teikti, dėl to, kad, žinot, nieko nedaryti, tai matyti ne tas kelias. O čia mes turim bandyti daryti, nes mes negalim būti aklais ir nematyti tos bėdos, tos rykštės, kurie užvaldžius yra tame tarpe ir Alytaus rajono. Alytaus rajono biudžete alkoholizmo gydymui numatyta 17 000 litų.